Labadiena, tai linkėjimai tėveliams ir informacija. Vasara prasideda berniukų stovyklos, kurios prasideda nuo Liepos mėnesio ir baigsis rugpjūčio mėnesį. Tai kas norėsite atvežti berniuką visam mėnesiui, priimam visam mėnesiui. Jeigu kas nori atvežti paauglį 2 savaitėm, atveža 2 savaitėm. Kadangi daug atvykstat iš užsienio ir klausat, sako Donatai, ar galima atvežti paauglį visam mėnesiui, nuo šiol priimam visam mėnesiui. Va čia tai rimtas challenge'as man, paaugliui tai dar didesnis challenge'as, nes iš tikrųjų yra ką veikti. Tad registracijos jau pradėtos, galite užeiti į vyrai.eu, pasirinkti skiltį berniukų vyrų stovyklos arba paauglių stovyklos ir ten viską rasite, visą prašymą, informaciją, tik tai trumpai, ką mes veiksime. Pirma, tai labai svarbu, kad disciplina, pasitikėjimas, drąsa. Antra, tai veržlumas, reiškia bus daug iššūkių ir tikrai daug sporto, daug challenge'o, nuo, sakysim, žygio upę iki prisitraukimų ir visa kita. Laukia taip pat challenge'ai naktį, nes naktimis įžeisime į žygius, į patyriminius žygius, reiškia mes turėsime rasti savo lokacijos vietas, pasiklysti ir sugebėti surasti. Kartais tai užima labai ilgą laiką. Dar vienas labai svarbus momentas, tai paaugliai gyvens gamtoje, grinai gamtoje, valgysim tai, ką pasigaminom, aišku, turėsime daug gero maisto, nes turėsime daug rėmėjų, kurie atveš mums daug gerų gerybių ir mes stipriai sočiai pavalgysim. Vyriškai. Toliau. Kas yra labai svarbu? Pilnas pasitikėjimas savimi. Tai visą laiką, kol bus paauglys, jisai pilnumoje ne tik tai mėgausis ir pasitikės savimi, bet ir įtikins save, kad jisai gali daug daugiau, nes kai jisai pereis ir įveiks tam tikrus challenge'us ir jo pasitikėjimas vis auks ir auks. Dar vienas svarbus labai dalykas, tai yra pramogos ir pasimėgavimas, jo yra labai daug stovyklose, tai reiškia mes turime įvairiausius čiužinius ir visą kitą, kurie labai puikiai plūduriuoja ant vandens ir mes plaukosime ir maudysimės ir mėgausimės vandeniu, taip pat žvejyba, gaudysim daug žuvies, virsime žuvienę, rinksime daug grybų, baravykų, darysime super gerą vyrišką maistą ir mėgausimės gyvenimu. Tad stovykla laukia pilnas energijos, toks antplūdis, tokia turbo bomba kiekvienam paaugliui. Pasitikėjimas savimi. Atvažiuoja labai faini vaikinai, iš Amerikos atlekia, iš Anglijos, Airijos, Šveicarijos, Lietuvos ir kitų šalių. Ir kas labai tai džiugina, įvairiakalbės, lietuvių ir anglų kalbom. Tai stovykla kuo toliau pagreitį tokiai paima, kad jau mūsų stovykla tampa viena įdomiausių pasaulyje. Nes jeigu atvyksta lietuviai net iš Amerikos ir atvyksta ne vienas ir ne du, tai jūs patys suprantat, kad jau mūsų stovykla pradeda plisti ir apie ją kalbėti užsienio žmonės. Taip pat atvyksta daug vaikinų iš Italijos. Taip pat iš Lietuvos atvyksta sportininkai, čempionai, atvyksta daug įdomių žmonių. Tai žinokit, aš kaifuoju ir mėgaujuosi, nes surenkasi super gera chebra. Turėsime super gerus pokalbius ir kas man labai nuostabu ir fainai, aš prisimenu, visi paaugliai tą patį kalbą. Kodėl, Donatai, mums tėvai neleidžia tai sėdėti prie laužo visą naktį ir kalbėti apie vyriškus dalykus, kalbėti apie panas, kalbėti apie santykius, kalbėti kaip sustiprinti save, kalbėti kaip pasiekti tikslus. Va čia yra jėga. Tai žinokit, turbo bombą aš jums paleidau. Gerą energiją jums dovanoju, visus myliu, apkabinu ir jūs patys geriausiai žinokit, viena jūsų paaugliai yra patys stipriausia, irgi tai žinokit, o jeigu nepasitikit savimi, tai tikrai pasitikės po šitos stovyklos. Aš žinau vieną, kad visada savo stovyklų atiduodu labai daug savęs, kas žino mane, matot, kiekvienais metais žilų plaukų daugėja, bet tai verta, nes tai geriausia investicija, nes kai sakau, Donatas išeis iš šio pasaulio, jisai tikrai žino, ką paliks po savęs. Tad visiems gerų, kaip sakoma, dienų, artėjančių link vasaros, Liepos mėnuo artėja, rugpjūtis artėja, kadangi daug norinčių, tai daug stovyklų jums, registracijos pradėtos, jungiamės. Tėveliai, laikas dabar pasirinkti savo stovyklą, savo lyderiui.
Nes kodėl? Todėl, kad mes kalbėsime daug apie verslą. Ir vaikinus aš tikrai paruošiu pirmus verslo pamokos, pirmas finansinis raštingumas ir kodėl tai svarbu. Kodėl reikia mesti visus tos lūzerius, kodėl reikia mesti alkoholį, kodėl reikia mesti narkotikus ir kodėl tai trukdo mums gyvenime, jie dar labiau supras. Nes viską pasakosiu tik tai realiais pavyzdžiais. Tad vyrai.eu, Donatas Kantakevičius, varom, vasara artėja.